Naudojant kieto kuro šildymo sistemą, namų savininkai turi pasirinkti, ar modernizuoti seną turimą malkinį katilą, įstatant granulinį degiklį, ar įsigyti visiškai naują kieto kuro katilą skirtą kūrenti granulėmis. Šiame pastate anksčiau buvo sumontuotas kieto kuro katilas, kuriuo kūrenant šeimininkai turėjo daug problemų saugumo prasme, kurį reikėjo dažnai kūrenti ryte vakare, kad palaikyti temperatūrą ir šiaip gan nepatogus buvo kūrenimas. Dabar pastatytas yra granulinis, šiuolaikinis, modernus katilas, kurio naudingumas yra 93% ir kurį galima valdyti ne tik namuose, bet ir nuotoliniu būdu. Tokiam katilui priežiūra yra reikalinga minimali. Sakysim, degiklį valyti ar pelenus išnešti užtenka 1-2 kartus per mėnesį. Tai patogu, nesukelia jokių rūpesčių. Tai saugus katilas, kuris turi visas apsaugos priemonės. Kasdieninis naudojimas katilo yra labai paprastas. Faktiškai priežiūros reikalaujantis 1 kartą į savaitę papildyti granulių. Šis katilas patogus yra ne tik, sakysim, šeimininkui, bet serviso meistrui, kuris gali nevažiuodamas pas klientą jį sutvarkyti, sureguliuoti nuotoliniu būdu tiesiog iš savo namų. Dažnai kyla klausimas, į kokius malkinius katilus galima montuoti šiuolaikinį granulių degiklį. Čia svarbu yra ne tik katilo amžius, bet ir jo konstrukcija. O tinkama konstrukcija apsprendžia katilo šilumokaitis. Jei katilo konstrukcija tokia, kad dūmai iš karto patenka į dūmtraukį, montuoti granulių degiklio neverta, nes šiluma išeis į lauką per dūmtraukį. Svarbiausia, kad katilas gebėtų generuoti šilumą, nebūtų surūdijęs jo korpusas ar užakęs katilo vidus. Iš pradžių turėjau pečių su tais vadinamais rinkiais, špižinė, va čia jis įstovėjo. Po to, po rekonstrukcijos, nusipirkau labai brangų dujų generacinį. Bet tos dujos tiek generuodavos, kad visi rūbai prisigeneravę tų dujų būdavo. Tai iš kitos pusės pavojinga būdavo, nes nelikus elektrai pavojus, kad jis ten sprogdėlė. Tada grįžau prie klasikos, nes pagal mano tą jau sampratą katilas turi būti ketoks. Turėtų jis anūkam dar palikti, nes vis tiek skardinės tai yra skardinės. Tiesioginė degimo, tada pradingo visi dūmai, visos tos malkės, tiesiogiai degam, šylam gražiai, bet aišku noris komforto, apie galimybę į tą vedrusą įdėti granulių degiklį. Ką ir padarėm, porą metų vis dvejodavau, nes šiaip tai toks ne pats pigiausias variantas čia. Bet komforto atžvilgiu tai nėra ką šnekėti lyginant su malkiniu. Bet vasarą aš buvau šitas dureles išėmęs ir įsidėjęs tas originalias duris. Tiesiog vandenį šildyt, susideginau visas atraižas visokias. O šiaip tai jeigu jau norėčiau, tai čia pusės valandos reikalai. Galiu persistatyti tas pačias dureles, apie kurias kalbėjau, tai kuriant anglį ar ką nutvėręs, tą galiu kuriant. Tai tas irgi gerai. Iš vienos pusės jis man ilgai tarnaus, iš kitos pusės jis yra universalus, kadangi galiu kuriant granulėm. Granulės pasibaigia, durelės pakeičiu, galiu kuriant kuom tik netingiu. Tai ir viskas. Taip šiltai ir gyvenam. Reikia neužmiršti, jog individualių namų šildymo sistemų efektyvumas priklauso ne tik nuo pasirinktų šildymo įrenginių ar sprendinių, tačiau ir nuo teisingo šildymo sistemos komponentų suderinimo. Tai yra pasirūpinti profesionaliu jų sumontavimu. Montavimo darbai neretai atliekami taupant, todėl šildymo sistema surenkama netinkamai. Būtina pasirūpinti visų šildymo sistemos įrenginių balansavimu, nes net brangiausi šildymo įrenginiai nepadės sutaupyti, jei sistema nebus tinkamai suderinta. Ką geriau pasirinkti? Modernizuoti seną kieto kuro katilą ar keisti į naują?
Jei katilas plieninis ir senas, vadinasi, jo naudojimo resursas bus nedidelis. Tada geriausias sprendimas įsigyti naują. Tačiau turint ilgaamžį ketinį ir nerekonstruojant pačios šildymo sistemos, verta katilą perdaryti į granulinį. Nors jo kuro sąnaudos bus 10-15% didesnės nei naujo granulinio katilo, tačiau įvertinant kainų skirtumus ir montavimo išlaidas, atsipirkimo laikas gali siekti 10 ir daugiau metų.